Lietuvos ekologiniai ūkiai pastaraisiais metais susidūrė su problemomis, kurių pasekmės užgulė ūkininkų pečius. Tačiau sprendimas yra vyriausybės ir jai pavaldžių institucijų rankose. Ekologinių ūkių asociacijos ataskaitinėme susirinkime tai buvo aptariama ypač detaliai. Neramina tas, kad Lietuvoje nevykdomas pats tyrimas, iš kur atsirado tarša. Šiai dienai yra taip taisyklės surašytos, kad jeigu rado, tai tu ir esi kaltas. Neieškoma, iš kur atėjus ta tarša. Ar ta tarša guli nuo senai, ar ta tarša atėjo iš kaimyno, ar ta tarša atėjo pačio ūkininko veika. Tai turbūt esminis dalykas, kur labiausiai skauda ūkininkam. Ar daug ūkininkų susiduria su tokiamis problemomis ir jūsų pačių nuomonė, tie taršos šaltiniai kokie galėtų būti, kur jų reikėtų ieškoti? Taršos šaltiniai visoje Europoje susiduria. Kiek mes žiūrėjom, dabar visoje Europoje su to pačiu modeliu susiduria, nes kadangi Lietuvoje yra tik 7 procentai ekologinių ūkių, vadinasi 93 procentai supa aplinkui mus chemizuoti. Eina naujos technologijos pačio purškimo, pačių chemikalų ir tos pačios laboratorijos paieškos ribos eina į tūkstantąsias dalis. Tai lygiai taip pat tas yra dirvos erozija, pustomas, dirvožėmis, yra lietaus vandenis, yra oro tarša, sakysim, nes dabar naktiniai purškimai yra, nes priimti tokie sprendimai, kad naktį galima purškai, bitės neskraido. Vėl garavimas visas ir su šita problema susiduria visa Europa, ne tik Lietuva. Pesticidų likučių problema palėtė keletą ekologinių ūkių, kuriems pritaikius sankcijas gresia blogiausia. Kažin, ar grąžinus visas išmokas už praeitą finansinį laikotarpį, kuris nors ūkis turėtų šansą išlikti. Nėra nei vienos sankcijos nacionalinės mokėjimo agentūros, kuri taikoma būtų 100%, apart radus chemijos ekologijai. Tai ekologinės sankcijos vienintelės, kur yra 100% visos paramos. Taip atsitiko, kad rudenį buvo paimti ekologiškų grikių mėginiai iš aruodo ir jame nustatyti glifosato likučiai, tai yra 0,012 mg kilograme. Ekoagros informavo mane apie šitą situaciją, iš tikrųjų buvau nustebusi, nes atrodo, lyg tai ėmiausi visų priemonių, kad nebūtų to glifosato. Ėmėme dirvožemio mėginius, kadangi mano ekologiška žemė yra daugiau kaip 10 metų, niekada nieko nebuvau naudojusi, todėl tikrai buvau įsitikinusi, kad ten turi būti absoliutus nuliai. Iš tikrųjų, žinokit, dirvožemėje, po to mes bandėm aiškintis, net nėra iš viso nustatytos normos, kokios gali būti Lietuvoje, kokios ne. Iš tikrųjų, pati ėmiausi iniciatyvos, labai daug rašiau mokslininkam, klausiau, tai kaip gali būti, iš kur atsirado tie dalykai. Tai nuomonės yra įvairios, tačiau niekas neatsakė tiksliai. Yra įvairių tyrimų, kad ateina tarša iš kaimyninių pasėlių, ateina tarša su lietum iš 15 netgi kilometrų atstumo, ateina tarša su dirvožemio vandenimis, gruntiniais. Grikiai, jie turi tokią savybę, kad jie skaldo į neprieinamas maisto medžiagas ir verčia prieinamomis. Ir gali būti taip, kad būtent grikis yra... Taip, grikių pasėlis, nes mes matom tos problemos esmę, kad didžioji dalis šių tyrimų, kurie yra teigiami, būtent susijęs su grikiais. Ūkininkė kreipėsi į kitas institucijas, norėdama sužinoti taršos šaltinį. Augalininkystės tarnyba nustatė, apvažiavusi aplink visus mano kaimynus, kad vienas ūkininkas rugpjūčio 19 dieną buvo naudojęs glifosatų šalia dviejuose esančiuose vasarinių rapsų ražieno laukuose. Todėl aš manau, kad tai buvo būtent tiesioginė kaimyno tarša. Kitų šalių praktika yra ta, kad pradedamas tyrimas, sertifikavimo įstaiga atlieka išsamų tyrimą ir įvertina visus objektyvius ir neobjektyvius argumentus, ar ne, kodėl tai galėjo atsirasti. Ir tada daro išvadą vieną iš 4, paprastai ar nenusistovėjusi tokia praktika, kad tai gali būti foninė tarša, tai gali būti aplinkos užterštumas kažkoks ar ne istorinis, neišvengiamas. Tai šitie faktoriai yra du, kur ūkininkas negali daryti įtakos ar ne, ir jeigu nustatoma, kad tai yra vienas iš jų, tuomet vertinama bet kokiu atveju sankcijos ūkiui finansinės kažkokios tai nėra taikomos. Yra taikomos tada apsaugos priemonės, kad į rinką nepatektų nesaugus produktas.
Net ir radus minimalę leistiną normą taršos ekologiškose produktuose, jie yra šimtus, kartais ir tūkstančius kartų mažesnė nei intensyvios gamybos ūkių produkcijoje. Akligatvyje atsidūrę ekologinių ūkių šeimininkai ruošėsi protesto akcijai. Tačiau Žemės ūkio ministerija ėjo į dialogą ir buvo sutarta, kad iki gegužės bus sudaryta nauja apeliacinė ginčų komisija, kuri nagrinės tokius išskirtinius atvejus ir realiai vertins aplinkybės. Taip pat bus mažinamos sankcijos už taisyklių pažeidimus. Jei ministerija nesilaikys duoto žodžio, gegužės pradžioje bus rengiamas mitingas prie Žemės ūkio ministerijos. Ekologiniai plotai Lietuvoje sudaro 240 000 hektarų ir tai yra beveik 7% visos žemėnaudos. Šis skaičius nesikeičia jau daugiau kaip dešimtmetį, nors strateginiuose dokumentuose įrašytas tikslas pasiekti, kad ekologiniai plotai sudarytų 15% visų žemės ūkio naudmenų. Nors ekologiškos produkcijos poreikis auga, vartotojai ieško platesnio asortimento, tačiau vyriausybė neskiriant dėmesio ekologiniai žemdirbystei, ji ir toliau vangiai vystysis.